Sveiki, šiandieną norime Jums pristatyti naują elektrinį dviratį Duots C29. Tai yra vienas pigesnių elektrinių dviračių rinkoje, tačiau jis nenusileidžia savo kokybę ir funkcionalumu kitiems. Šis elektrinis dviratis yra skirtas tiems, kas ieško elektrinio dviračio už puikią kainą, bei tiems, kas ieško elektrinio kalnų dviračio, su kuriuo būtų galima greitai ir komfortiškai važinėti tiek mieste, tiek žvyrkeliais ar miškais. Šiame video pamatysite visus šio dviračio privalumus, taip pat testinį bandomą įvažiavimą bei pirmuosius įspūdžius po jo. Tad nieko nelaukdami, pradėkime. Šis elektrinis dviratis turi 750 W nominalios galios variklį, kuris pasiekia 1000 W maksimalią galę. Galingo variklio dėka dviratis gali pasiekti 45 km/h greitį. C29 modelis turi 48 V 15 Ah bateriją, kuri leis vienu įkrovimu nuvažiuoti iki 100 km atstumą. Primename, kad nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo temperatūros, svorio, važiavimo greičio, bei ar važiuojant padedate dviračiui mindami, ar išvien naudojate gazo rankenėlę. Dviratis yra pakankamai lengvas, tik 26 kg. Elektrinių dviračių pasaulyje tai tikrai gana lengvas dviratis. Dviratis turi 29 colių MTB stiliaus padangas su grubiu protektoriumi, tad su jomis bus itin malonu važinėti bekelę bei žvyrų. Komfortą taip pat užtikrins hidraulinis reguliuojamas priekinis amortizatorius, o saugumu kelyje pasirūpins diskiniai trosiniai stabdžiai. Dviratis turi 21 pavaros Shimano sistemą. Taip pat šis dviratis turi minkštą sėdynę, galinę bagažinę daiktams, priekinius ir galinius žibintus, išmanų LCD displejų, gazo rankenėlę, įdeklą telefonui ir net USB jungtį telefonui pasikrauti. Tad už puikią kainą jūs gaunate daugybę privalumų šio dviračio komplektacijoje. Metas bandomajam važiavimui ir pirmiesiems įspūdžiams. Taigi pirmieji įspūdžiai pasivažinėjus su Duots C29 elektriniu dviračiu yra tiesiog wow. Iš pažiūros tai atrodo tiesiog paprastas dviratis, paprastas kalnų dviratis, tiesiog kad vidury rėmo yra įdėta baterija. Na, bet žinokit, tikrai nuoširdžiai galiu pasakyti, tai yra labai smagus dviratis ir jo išvaizda yra apgaulinga. Galvojau, nieko įspūdingo nebus, paprastos toros kalnų dviračio padangos, na tikrai nėra tokios didelės kaip palyginus su kitais elektriniais dviračiais, kurių padangos yra iš tiesų labai storos. Čia yra na tos vadinamos kalnų dviračio pločio storio padangos. Tačiau greitis, valdymas, lengvumas, na tai buvo tiesiog nuostabi patirtis pasivažinėjant tiek tiesiaja, tiek žvyrkeliu su šiuo dviračiu. Jisai lengvas, manevringas, priekinis amortizatorius puikiai tvarkosi su šaknimis, nelygumais. Na tai iš tikrųjų yra tikrai paprastas, geras dviratis, geras kalnų dviratis, geras bekelis dviratis, tačiau jis yra tikrai su ganėtinai galingu 750 W varikliu ir pasiekia tikrai 45, galbūt net didesnį greitį, jeigu minate. Tad man važiuoti su šiuo dviračiu pro kryžiaus kelio smėlynus buvo labai smagu. Palyginus su kitais elektriniais dviračiais, kurių ratai yra labai platus ir dideli, jautėsi šio dviračio manevringumas, greitumas, na ir tiesiog jautėsi kaip važiuodamas su kalnų dviračiu nuokalne. Visų mėgstamiausia dalis važiavimo yra leistis nuo nuokalnių, bet niekas nemėgsta lipti į įkalnes. Na, su šiuo dviračiu visada jaučiatės lyg važiuodami nuo nuokalnės, nes važiuojate ganėtinai greitai, ypač lygiaja, ypač nuo nuokalnių, na, o išlipti į įkalnes bus tikrai lengva, nes variklis tikrai daug padeda. Taip pat dviratis priekyje turi net 3 žvaigždės, gale 7, tai viso gaunasi 21 bėgio sistema, kaip pridera kalnų dviračiui. Na ir dar labiausiai svarbu paminėti šio dviračio puikią kainą. Už tokią kainą gauti 750 W variklį, 15 Ah bateriją, taip pat USB įkroviklį, telefono laikiklį, bagažinę ir dar purvasaugius. Na tai iš tiesų yra labai puikus kainos, kokybės ir komplektacijos santykis. Jeigu klausite, o kaip diskiniai stabdžiai tikrai puikiai stabdė, puikiai susidorojo, važiavau tikrai didesniu greičiu, na ir jokių problemų nekilo. Vienoje vietoje teko net greitai sustabdyti, tai dviratis iš karto greitai ir sustoja. Tie, kas ieško paprasto dviračio už puikią kainą, tačiau kad jis dar būtų ir elektrinis, šis Duots C29 modelis tikrai pats tas. Tai buvo elektrinis dviratis Duots C29. Itin smagus, veržlus ir komfortiškas elektrinis kalnų dviratis už puikią ir patrauklią kainą. Norintiems jį išbandyti gyvai,
Kviečiame užsukti į mūsų elektrinio transporto saloną Kalvarijų gatvė 269 Vilnius arba jį galite įsigyti tiesiogiai internetu www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.